Sveikučiai. Sėdžiu čia savo tam pamastymų kampelį, čia studijuoju anglų kalbą. Man visai neseniai mano akiratį pakliuvo knyga. Knygas aš taip kartais mėgstu paskaitinėti, bet dabar žiūriu daugiau ne tokia grožinė literatūra, bet labiau pasižiūriu kokią pamokančią, mėgstu biografijas paskaityti. Ir visai neseniai man pakliuvo Viljamo Deivio knyga Kviečių pilvas. Aš apie knygas mažai mėgstu kalbėti, aš žinau, kad jūs net nemėgstat jų klausyti, nes mažai kas skaito. Bet šita knyga mane labai motyvavo ir padėjo tašką mano racione į visus į. Tai čia apie kviečius. Apie tai, kokius mums baisenybės modifikuotą produktą kiša. Ir šitą knygą aš nuskaičiau, aš čia negavau popierinio varianto, aš tik PDF failą atsisiunčiau. Jį tokia šitą PDF failą aš tik atsisiunčiau, nes jį jau lietuviškai yra išversta. Iki šitos knygos aš irgi galvoju, kad glitimas ir kviečiai yra mados reikalas. Kas čia, šiandien valgysiu, to nevalgysiu. Ir šitos knygos jau pirmieji, truputį jau gerokai gabaliuką perskaičiau aš. Man padėjo taškus. Iš mano raciono kviečiai išeis pilnai. Anksčiau aš irgi svarsčiau, kaip galima, aš visą vaikystę valgiau, aš atsimenu vaikystėje būdavo tokia pinutė, aguonam apibarstydavo. Ir ji man buvo pati skaniausia, kai atsilaužiu. Man baba šaukdavo, rėkdavo, pjauk gražiai duoną gadini. O man jį būdavo skaniausia, rasi gabalą nusilauži ir į lauką. Valgėm batonus, bulkutes valgėm. Aš atsimenu save, kiek save atsimenu, mama kepdavo mėlynas bulkutes, su lašinukai, su varške, cinamono. Nebuvo tokių storų žmonių. Ir aš visą galvoju, negali būti čia nujudrumo, nenujudrumo, žmonės daug valgo, nejuda. O pasirodo, kad toks kvietis modifikuotas, tu judėk nejudėjęs, jis savo darbelį mūsų organizme darys. Gerai, neįsiplėsiu, aš čia nei koks mokslininkas, nei koks gydytojas, aš čia nei kas čia. Aš paprasčiausia pasakiau kelis faktus, tą, ką aš radau šitoj knygoje. Jeigu kas norėsit, yra parodžiau knyga Kviečių pilvas, Viljamo Deivio knyga, išversta į lietuvių kalbą, kas nors angliškai gali skaityti. Aš tai dar negaliu. Ir aš čia neįsiplėsiu, o paprasčiausia, aš jau padariau išvadas. Aš iš savo raciono pilnai išstumiu kviečius, nes visos lygos ir diabetas, ir visi nutukimai, ir sąnarių lygos, ir visi veido problemos, kviečiai. Aš dar visos neperskaičiau, bet kiek aš perskaičiau, aš net žakteliu, kokį brūdą man kiša čia. Tokie mano patagėjimai. O dabar parodysiu, kokius aš sveikus blynus kepsiu užgavėnėm. Be glitimo. Einam kepti. Kągi, kepkim blynus užgavėnėm. Ir aš parodysiu, kokius šiais metais aš kepsiu. Paprasčiausias sveikas maistas. Kaip vadinamas tas sveikas maistas, jis reikalauja daugiau įdėti darbo, o ne kaip paprastai. Produktų susirenki ir jau yra. Bet kai įpranti, nieko sudėtingo. Įpranti, jau žinai, ką daryti. Ir viskas būna kaip gyvenimiška natūralu. O mūsų blynai bus iš sorų kruopų. Jas iš pradžių reikia perplauti. Aš jas iš vakaro apsimerkiau. Jeigu aš jau žinau, kad aš rytoj kepsiu blynus, čia dar yra viena iš tų problemų, kad reikia planuoti, ką darai. Aš, kai sugalvojau kepti jau iš vakaro blynus, iš vakaro apsimerkiu. Faktiškai kruopų užtenka 2-3 valandom apmerkti. Bet aš apsimerkiu iš vakaro. Jas dabar reikia gerai išplauti. Ir svarbiausia, kad nebūtų karčios. Šitos kruopos turi tendenciją būti karčios. Kad jos nebūtų karčios, dar galima verdančio vandeniu nuplikyti. Bet šitos kruopos mano patikrintos, jos nekarčios.
šaltu vandeniu, o taip keliais vandenim galima bliūdę susipilus perplauti, aš tai va taip per duršliką. Kiaurasamtį, duršlikas, kiaurasamtį, mokytis reikia man kalbėti. Tai va, išplaunu. Kruopytės malsim kokteiliniai, o produktų, vat, truputį 40 mg įdėsiu tirpinto kokosų aliejaus, druskyti ir vanduo. Ir dar, kai jau viską susimalsim, įdėsim šaukštuką dar citrinos sulčių. Ir dar užmiršau pasakyti, 2 kiaušinių reiks. Kaipgi be kiaušinių blynai, ja? Jokių cukrų, jokių miltų, nieko nereikia. Aliejų aš arba mikrobanginiai, arba va taip mažoj keptuvėliai pasišildau. Susiberiam kruopytes. Šaukšteliuką druskos. Vandenio viso iš karto nepilkit palaipsniui, nes gali būti kruopos prigėrusios vandens. Nu, čia jeigu 100, tai 50 įpilų, paskui visada galima bus dadėti. Ir ištirpęs riebalas sviestas gali būti. Aliejus aš to augalinio nelabai, o mano augalinis aliejus tai kokosų aliejus. Ne karštas. Ir sumalam. Truputį apmalu. Tada kiaušinius sudedu. Stovėt buvo komanda. Ir dar įdėsiu kardemono truputį. Pusę šaukštelio. Nes mes mėgstam kardemoną. Širkagą mėgstu su kardemonu. Pusę šaukštelio aš dedu citrinos sulčių. Konsistencija gaunasi vat kaip blynams tokia šitiems dideliems. Ir kepama elementariausių, kaip ir iš miltų blynus, lygiai taip pat kepama. Va, tokia skista. Jeigu kartais būna kieta, tai galima vandens, galima su augaliniu pienu kepti, nežinau, kas ko norit. Galit su paprastu pienu kepti. Va, tokia konsistencija. Kepsiu paprastoj blyniniai keptuviai. Šitos blynus aš kepu jau antrą kartą. Pirmą kartą dėjau sodą, tai irgi įsipūtė, tokia akytį pasidarė, o šią kartą pabandysiu be sodos. Įkaito keptuvę ir va, imam, kaip elementarius blynus. Labai gerai kepa, pirmą kartą labai gerai pasisekė, neplyšo ir tikrai skanus. Aš pirmą kartą kepiau, tai dariau šviežių troškintų kopūstų su morkom tokį faršą. Ištroškinau kopūstus, morkytes su prieskoniais, truputį susmulkinau tą kopūstą ir įsukinėjau kaip įdarą į vidų. Labai patiko. Ir vyras labai valgė, man tikrai skanu. Tik ir verčiasi gerai, tie blynai nepristoja prie keptuvės, neprikepa. Tik vienas toks svarbus dalykas,
antrą pusę, kai apverčiat, ilgai nekepkit. Vieną pusę gerai iškepėt, antrą pusę apvertėt, truputį sutraukė, nuimkit, kitaip jie bus labai kieti. Tik iškepa jie puikiai, tikriausiai iškepa, nesijaučia tų kruopų. Ir va, ko puikiausiai vartosi. Net neprikepa prie keptuvės, jeigu gera. Ir va taip apverčiu ir čiut tik apkepu, nes ne per kepkit bus labai kieti ir tvirti. Nu va, ir mano va tokie bus užgavėnių blynai. Galima, kas norit, pakepti, kad apskrūstų. Aš apskrūdusių produktų nelabai mėgstu. Jeigu norit, kad susukt kažką įdarą, bet kokį įdarą galima, ir varškės, ir kopūstų, aš sakiau, tada su kopūstai dariau, nesukit karštų, truputį tegu atvėsta, tada jie pasidaro elastingi, galima sukit, va. Nu ir kuo tau ne blynas, ir nereikia tų baltų miltų, tai kad aš savo racioną tikrai peržiūrėsiu ir stuminėsiu. Nu ir taip, ir kruopų dar yra glitimų, bet čia ne tas, jau nekviečio. Fantastika blyneliai. Rekomenduoju, verta. Ir nieko skiriasi nuo miltinių. Na, aišku, miltiniai gražus vaizdas. Glitimas gražiai jos suriša, gražiai iškepa. Nu, vaizdas visai kitas. Bet mes negi vaizdą valgom. Reikia savo įsteigti va čia, kad sveiką maistą reikia valgyti. Nu, iš dalies ir į vaizdą reikia žiūrėti. Ir čia va, blynas kaip blynas. Čia aš tik toks kepėjas. Ką nori, tą su juo daryk. Ir varškytę suk, ir daržovės, ir mėsytę suk, ir ką nori. Tai kad gaudykit receptą ir kepkit. Iki naujo video.